Vienoje šalyje gyveno mergaitė. Ji turėjo daug draugų, įvairių gyvūnėlių, su kuriais žaisdavo prie savo namų. Aplink namą buvo graži gamta, o miškuose gausu įvairių drugelių, paukščių ir kitų miško gyventojų. Mergaitė mėgo grožėtis gamta ir gražiomis apylinkėmis, kurios supa jos namus, tad tankiai vaikščiodavo viena. Mergaitei patikdavo žiūrėti, kaip krenta lapai, lyja lietus, ganosi naminiai gyvuliukai, skraido paukščiukai. Taip bevaikštant vieną kartą mergaitė nuėjo toli nuo savo namų ir paklydo. Pradėjo temti, miškas ruošėsi miegui, o mergaitė nesulaukia namuose tėvai ir jos brolis. Visi pergyvena. Bėgo laikas, o jos vis nesimato. Grįžtančios pergyvena brolis ir tėvai. Tuomet brolis su draugais išjoja ieškoti pasiklydusios sesutės. Ieškojo ir po ilgo paieškos prijoja didžiulį ežerą. Prijojus ežerą pamatė, kad šalia ežero dega laužas, kalbasi tarpusavy žvėreliai ir kažką mojuodami galvomis rodo į vandenį. Mėnulio šviesoje jis pamatė po vandeniu pasakų šalį. O toj pasakų šaly pamatė ir savo sesutę. Jos draugais pasakų šalyje buvo žuvytės, vėžliukai ir kiti pasakų šalies gyvūnėliai, kurie buvo prinešę jai daug gražių papuošalų. Įėjus pro pilies vartus, ją pasitiko broliukas. Paskui abu įsėdo į oro balioną ir išskrido namo. Sugrįžus namuose džiaugėsi visi, katytė, šuniukas,
voveraitė, drugeliai ir kiti jos draugai. Dabar visi laimingai gyvena, o mergaitė į mišką viena nevaikšto ir draugiškai žaidžia su broliuku ir savo gyvūnėliais.